Sveiki. Mano pranešimo tema, kaip ir minėjau, apie sveikatą, stresą ir kaip tai įtakoja emocinę, racionalią, loginę ir moralinę sveikatą. Toks jau sutapimas gavosi, kaip mane pakvietė į šitą konferenciją. Labai apsidžiaugiau, nes mes ką tik buvom baigę tyrimus, ištyrę, apklausę apie 500 policijos darbuotojų. Tai galvoju, gera proga parodyti, kol nepaskelbė mokslinė publikacija apie tai, ką mes atradom apie emocinį intelektą, apie fizinį aktyvumą, apie sveikatą, apie stresą ir moralinius net sprendimus. Vieną kitą parodysiu, įdomesnės išvadas ir be abejo pakomentuosiu šiuolaikinio mokslo kontekste, kaip reikėtų gerinti sveikatą, emocijas, stresą. Nemažai yra tyrimo apie policijos darbuotojus, nemažai, bet kaip visados geri tyrimai vis sako, vis neaišku ir dar neaišku, reikia tikslinti. Čia yra mano komanda, kur mes atlikom tos tyrimus ir dabar rengiam publikaciją. Tai iš karto ir pradedu ir rodau, kad suprastumėt, kad kiek pas mus dalyvavo, žiūrėkit, tiek vyrų, tiek moterų, po lygiai keli šimtai, koks išsilavinimas, amžiaus stažas, šiek tiek jauni, apie 7 metus ir kūno masės indeksas, moterų 23,6 idealus, vyrų 25,9 irgi beveik idealus. Retai tai būna. Nu, čia yra toks amžiaus tarpsnis, pakankamai yra dar puiku. Na, o dabar kitas stresas. Ir šiandien pristatysiu, nuo ko tas stresas priklauso. Stresas. Labai populiariai yra tyrimas darbe stresas. Ir kiek patiria stresas? Labai dažnai ir labai dažnai. Be abejo, yra vyrai šiek tiek mažiau patiria streso negu moteris. Žiūrėkit, moteris patiria ir labai dažnai apie 8%, nuo 9%, o vyrai 6%. Matot, mėlynas stulpelis yra streso dažnis moterim, o vyram jie patiria mažiau. Matot, labai retai streso, mažiau patiria. Mokslininkai aiškina, čia nieko nėra originalaus, kad policijos darbuotojai, pareigūnai, moteris susiduria su visokiais iššūkiais, papildomais iššūkiais, daugiau patiria stresą, o stresas yra didysis mūsų kūno žudikas, sveikatos žudikas ir kas blogiausiai, mūsų proto žudikas, savęs valdymo žudikas, emocijų valdymo žudikas. Parodysiu. Na ir toliau, kiek čia pas mus, kiek kokių buvo fiziškai aktyvių, žiūrėkit, žmonių ir koks buvo stresas, čia kur visiškai nieko nesportavo, visiškai, ir vyrai, ir moteris, o čia dabar pasirodo buvo keli procentai profesionaliai, kur sportuoja policijos darbuotojų tarpe, ir čia, kur yra sveikatos klubuose, vienu žodžiu irgi taip pat vyrai ir moteris. Na, o dabar tie elitiniai tyrimai, kurie rodo. Vienas iš geriausių pasaulio mokslininkas, Makavenas, sako, jeigu mes patiriam stresą, lėtinį, o lėtinis yra netrumpiau kaip pusmetis, pyktis, nerimas, baimė, vienareikšmiškai policijos darbuotojai patiria daugiau streso pareigūnai negu kitų profesijų žmonės, čia faktas, čia ir mes tą patį pamatėme ir nieko naujo, tai stresas yra didysis smegenų neuronų žudikas. Čia yra smegenų neuronas pažymėtas, jų galvos smegenyse turim 100 milijardų, o už mūsų protą, emocijas ir moralę yra atsakingų maždaug 20 milijardų neuronų. Vieną dieną mes galim netekti iki 10 milijonų neuronų, jeigu mes kraujyje prigaminam kortizolių, stresų. Reikia tirti kortizolį. Labai nesudėtinga, iš seilių kortizolį, įvairios operacijos, įvairios yra kortizolių. Tai stresas didysis yra žudikas. Nu, maždaug, jeigu patiriam taip stresą, čia man dirbtinis intelektas nupiešia. Nepykit, jeigu kažko trupučiuką yra ne taip, paprašiau, kad pavaizduotų policijos darbuotoją, kuris patiria stresą. Nu, kortizolio čia daug.
O kortizolį, jeigu chroniškai tai patirsim, kortizolis pirmiausiai naikins mūsų pagrindinės smegenų neuronus ir dar super tas elitinis tyrimas, čia elitinė publikacija, čia yra smegenys, kortizolis pirmiausiai sunaikins mūsų smegenų patį priekį, o čia, o pats priekis yra atsakingas už savęs valdymą, už dėmesio koncentravimą, už pagundų slopinimą. Norint stresiniai situacijoje nepamest galvos tiek sporte, tiek kiekvienoje veikloje, tiek policijos darbuotojai, turi gerą turėti prefrontalinę žievę arba vykdomąją funkciją, o prefrontalinė žievė pirmiausia yra naikina stresai. Kai tik patiriam milžiniškus stresus, tie žmonės, kurie nesugeba susidoroti su stresais, tai iš karto pagauna emocijos viršų, emociniai sprendimai, neracionalūs, nelogiški. Galvos smegenų neuronai, o jų čia yra storis tik 3 mm, pirmiausiai naikiname pačiame priekyje. Tai yra, jeigu mes nuolat patiriam stresų, žmogus, jam sunkiau susikaupti, sunkiau mokytis, darosi labiau impulsyvus, agresyvus, yra, jeigu yra pažeidžiama šitą priekinę galvos smegenų žievę. Antras dalykas, atmintis labai blogėja dėl streso. Trečias dalykas, migdolinis kūnas, kuris dažniau patiria stresus, tie žmonės tampa labiau impulsyvus, kaip minėjau, ir labai tokie pasiduoda emocijom. Valdyk save. Pasaulyje be galo dabar yra populiarūs tyrimai, čia viso pradžia. Tie, kurie sugeba save valdyti, jis yra talentas. Valdyk save, prefrontalinė žievė, vykdomąją funkciją. Mes irgi ją nustatinėjom. Vieną kitą duomenį apie tai parodysiu. Na, čia dar kiti mokslo lyderiai sako, tie žmonės, kurie jaučiasi, nutariau būtinai įdėti, sense of control. Jeigu jaučia, kad aš save kontroliuoju, prieš kažkokį sudėtingą operaciją arba prieš kažkokį paskaitą, aš sakau, aš jaučiu, aš save valdau, viskas gerai, aš jaučiu. Jeigu tu jauti, kad save gerai valdai, tavo kraujyje bus mažiau kortizolio ir bus mažiau streso. Jeigu tu kažkoks esi confused, kaip tyrinėjam, toks esi blaškęs, negebi save surinkti, jeigu nesugebė giliai kvėpuoti, nesugebė dėmesį koncentruoti pozityvių minčių arba dar visokių kitokių technikų, tai labai greitai gali pamesti save. Vieni žmonės sugeba stresus įveikti. Nebijo stresų. Nėra taip, kad visiems vienodai. Lyderiai jie yra. Ir sportai yra. Jeigu aplinka yra mažiau streso reikalaujantį, yra tokių žmonių, kurie nesugeba save mobilizuoti. Vieniem reikia labiau streso, o kitiem lūžta. Bet tai galima treniruoti. Stresas milijonus neuronų žlugdo. Štai, kodėl aš apie tai šneku, nes paskui aš paieškosiu pagrindinių veiksnių su savo kolegom, kas labiausiai įtakoja streso policijos darbuotojams. Apskaičiavom, kokie pagrindiniai veiksniai, reikšmingi veiksniai įtakoja. Apie tai mes pašnekėsim. Fizinis aktyvumas vienareikšmiškai pats geriausias karys prieš stresą, rodo Pasaulio sveikatos organizacijos naujausias rekomendacijos dėl laiko stokos. Neapsistosiu suaugusiems žmonėms. Visiems reikia judėti į savaitę apie 5 kartus po 10 000 žingsnių, bet iš jų apie 3 000 žingsnių spėrių tempu. Visi suprato, atspėjo tempą ir plus dar 2 kartus per savaitę atlikti jėgos pratimus su svoriais 80%. 10-15% žmonių tik tai atlieka tos įgyvendina naujosios rekomendacijas. Nebus jėgos pratimų, taip pat nebus sveika dozė. Jėga plus aerobika. 10-15% Lietuvos žmonių tai atlieka. 10-15%. Psichinės sveikatos proga dabar konferencija organizuojama yra žmonių atsparumas įvairiom psichiniam ligom yra daug mažesnis, jeigu žmonės, čia yra milijonas žmonių ištirta. Lancet, elitinė publikacija, super elitinė, rodo, jeigu žmogus į savaitę 3-5 kartus po 45 minutės yra fiziškai aktyvus, nesvarbu kokia forma. Nesvarbu. Tai matot, kiek sumažėja yra tikimybė susirgti daugybė yra psichinės sveikatos ligų. Man svarbu, kad pačią išvadą, kad suprastumėt. Na, čia įdėjau naujausią publikaciją, kad suprast, kuo dabar mokslininkai kvėpuoja, kai mes judam, mūsų greičio raumenys pagamina natūralių vaistų miokinų, jų apie 1000. Ir tie miokinai padeda atstatyti galvos smegenis, apraminti, atstatyti, nužudytus nuo streso neuronus padeda atstatyti judėjimas, protingas. Išgirdot, norint kovoti su stresu, norint atsigauti,
Ypatingai savaitgaliais tai reikia daryti, nes po darbo dienos nėra tik efektyvų. Savaitgaliais judėjimas 10 000 žingsnių, plus dar tie jėgos pratimai veikia super. Na ir mūsų dabar rodau judėjimo, kiek visiškai policininkai, kiek netlieka fizinių pratimų. Jeigu tikėt visiškai nuoširdžiai užpildė anketą, labai mažai. Ir žiūrėkit, moterų apie 25%, o vyrų apie 19%, kai tu tarpu Lietuvos vidurkis ir virš 50%. Fiziškai tai yra nėra pasyvus, čia geras ženklas, yra super geras ženklas. Yra dabar, kai patys savarankiškai atlieka, žiūrėkit, daugiau kaip 50%. Kai atlieka, žiūrėkit, įvairiuose sporto klubuose, irgi mažesnė dalis, sporto klubuose, matot, mažesnė dalis. Savarankiškai daug atlieka. Dabar einam toliau ir kiek atlieka dozė, kaip Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja. Tai pirmatiniai duomenys, kurie rodo, kad čia pagrindinis rodiklis šitas, vidutinis ir didelio intensyvumo pratimai, Pasaulio sveikatos organizacija sako idealu yra 300 minučių per savaitę. Neinu į detalės. Štai žiūrėkit, su dideliais išsibarstymais vyram ir moterim yra tas skaičius daugiau negu 300 minučių per savaitę, tų vidutinių ir didelio intensyvumo. Galėtumėm sakyti, kad Lietuvos policininkai tai idealią normą pasiekia. Ypatingai svarbus sveikatai yra dabar sugrįšiu šitas didelio intensyvumo judėjimas. Vyrai daugiau juda, o moteris labiau juda vidutiniu intensyvumu. Irgi gerai? Irgi vienas renkasi vieną strategiją, kitą strategiją. Ypatingai stresą ir mūsų iš karto duomenys parodė ir kitų pasaulio, kurie tyrė policininkus duomenys parodė, kad stresą labiausiai mažina ne moderate, bet šitas didelio intensyvumo judėjimas. Moteriam reikėtų daugiau didelio intensyvumo pratimus atlikinėti. Spirių tempų šiek tiek pasivaikščioti ir jėgos pratimų atlikinėti daugiau. Jeigu taip greitai galiu pasakyti, kad jeigu suprantate visą logiką, nes paskui matysit, ką rodės ir mūsų tyrimai. Kūno masės indeksas, nutukimas, sveikatai blogai, stresus didina. Kūno masės indeksas, kaip minėjau, nuo 18,5 iki 24,9,5 idealioji norma moterų Lietuvoje, policininkai 70, rekordiškai kitos profesijos nematysim dar. O vyrų apie 50, vyrų ir daugiau nutukusių, tai žiūrėkit, kūno masės indeksas kaip 30, lyginant su moterimis, bet labai nedaug, kai tu tarpu Lietuvoje yra apie 25-30, labai nedaug. Dar jaunys spės dar užsiaugint svorį, bet tame amžiaus tarpsnyje viskas kaip ir gerai. Toliau dabar einam, kraujospūdis. Pilna tyrimų rodančių, kad stresai sukelia kraujospūdį ir labiau vyrų miršta pasaulyje dėl hipertenzijos. Reikia saugotis tokiuose stresinėse profesijose, yra ta hipertenzija. Mūsų tyrimai parodė labai aiškiai, kad sistolinis kraujospūdis vyram yra 123, moteriam 118. Vyram reikšmingai daugiau, bet tie skaičiai nekas skiriasi, abiems sakau idealu, pakol kas idealu. Yra geras rodiklis. Kraujospūdis, sistolinis. Dabar sveikatos lygiai, kaip vertino excellent, puikiai, subjektyvus sveikatos vertinimas. Labai populiarios skalios, paprastai. Excellent vertino 37%, kai tu tarpu Lietuvos vidurkis yra excellent apie 15%. 37%. O moteris šiek tiek mažiau, 21%. Moteris subjektyviai savo sveikatą vertina blogiau. Tačiau gerai vertina moteris šiek tiek daugiau. O kad labai blogai yra tik 5%. Labai blogai, labai mažas rodiklėlis. Įdomus skaičiai, rengiam publikaciją, lyginam su kitom šalim, nedaug tokių tyrimų, bet pats įdomiausiai, nuo ko tai priklauso. Nuo ko? Ieškosim. Dabar toliau. Dabar kiek rūko, kiek alkoholio vartoja procentais, kiek valgo pusryčius ir kiek nepersivalgo. Skaičius, kad nepersivalgo yra nedidelis. Atsiprašau. Jo, pusryčius valgo didelis kiekis, daugiau yra moterų negu vyrų, alkoholio irgi matot kiek, nerūko, čia yra paprasti sveikatos tie rodiklėliai. Kad nepersivalgo tik 22-21, tai toks nėra labai geras, nes kitas kiekis rodo, kad persivalgo, pakankamai daug persivalgo. Tas nėra gerai. Miegas, pagrindinis dar vienas indikatorius, pilnavertis miegas ir net laikų miegotų, policininkam yra tragedija su šituo.
Miegas labai atstato smegenis. Milijonai smegenų atsistato, jeigu yra pilnavertis miegas. Miegas ypatingai svarbus rodiklėlis, dabar įsiveržia ir visus sveikatos determinantus ir miego rekomenduojama nuo 7 iki 9 valandų suaugusiems žmonėms. Vidutiniškai yra moteriams 6,9, vyrams 6,8, galim sakyti 7, jau netoli 7. Būtų vidurkis 7, Lietuvoje žmonės miega 7,5 valandos vidutiniškai, policininkai mažiau, policijos darbuotojai. Natūralu mažiau, bet čia nėra rizika, nes pakankamai netoli tos klasikinės. Bet ką rodo šiuolaikiniai moksliniai tyrimai, žmonės, kurie, atkreipkim dėmesį, atkreipkite ir jūs, jūsų profesijoje, jeigu žmogus išvažiuoja į kelią, išsimiegojęs 4 valandas, rizika, kai sukels kitiem avariją, pats paklius į avariją, rekordiškai daug. 11,5 kartų padidėja rizika. Neturiu tokių duomenų, alkoholio, jeigu vartoju, kokia rizika būtų. Įtariu, kad neišsimiegojęs yra didesnė rizika negu išgėręs. Žiūrėkit, jeigu neišsimiegojęs policijos darbuotojas važiuoja, kiek pilna visokių gali būti problemų, nekalbant apie, kai žmonės neišsimiegoja, išvažiuoja į kelią. Koks šansas? 11,5 kartų. Ne 10, ne 20%, bet kartais padidėja rizika sukelt avariją arba pačiam pakliūti į avariją. Dirbtinis intelektas kaip paprasčiau neišsimiegojęs policininkas. Toks ar panašus. Neišsimiegojęs, išsekęs, pavargęs policininkas. Emocinis intelektas, impulsyvumas ir logika. Dabar pristatau duomenis. Pirmą kartą, dėl to ir labai yra įdomu. Emocinis intelektas yra populiari skalė, moterų 125, vyrų 122, moterų statistiškai reikšmingai geresnis yra emocinis intelektas. Vidurkis yra, visoje yra emocinis intelektas nuo 120 iki 125. Su emociniu intelektu viskas gerai. Sugeba suprasti emocijas, valdyti emocijas. Dabar emocijų valdymas pas vyrus yra šiek tiek geresnis negu pas moteris. Tas skaičius yra neblogas, šiek tiek yra blogiau su emocijų panaudojimu, yra šiek tiek atsilieka nuo vidurkio, nuo standartų, bet bendras vidurkis emocinio intelekto, emocijų supratimo, emocijų valdymo yra geras. Jeigu emocijos valdai, nebus panikos, nepulsi įvairias, nepriimsi kvailus įvairius sprendimus. Impulsyvumas, kita įdomi skalė. Žmonės, kurie yra streso paragavę, labai greitai tampa impulsyvus. Impulsyvus sprendimus labai greitai priima. Vyro impulsyvumas yra šiek tiek didesnis reikšmingai negu moterų, nieko čia nesiskiria, vyrai labiau impulsyvus, save šiek tiek mažiau kontroliuoja. Loginių uždavinių išsprendimas, kitas logika, analitinis mąstymas. Yra visos 3 uždavinys išsprendė šiek tiek daugiau vyrų negu moterų, vyrai šiek tiek matematikai labiau gabus, taip kaip ir čia panašiau gavosi. Moteris su emociniu intelektu geresni, vyrai su loginiu, analitiniu sprendimu. Moraliniai sprendimai labai populiarūs yra. Mes irgi pirmą kartą ištyrėm, pasaulyje mažai dar ištirtų, kaip policininkai elgėsi. Moraliniai sprendimai. Maždaug situacija tokia, paėmiau paprastą paveikslėlį, kad suprastumėt, yra, kad pavyzdžiui, čia važiuoja traukinys, o čia atsistoja policininkas, jis turi spręsti, kaip pavyzdys, spręsti dilemą, o čia 4 žmonės, jie nemato, jeigu vienas torą nustums, išgelbės 4. 5. Supratot, ar priimsi sprendimą, taip vadinamą utilitarinį, vieną nustumsi, išgelbėsi 4, kažką padarysi. Visokie tokie yra testai. Policijos darbuotojams, kiek supratau, jie labiau turi elgtis ne emocionaliai, bet turi labiau elgtis logiškai ir racionaliai. Ir ką rodo mūsų tyrimai? Kad ne utilitarinius sprendimus moteris yra labiau linkusios priimti ir statistiškai reikšmingai daugiau negu vyrai. Ne utilitarinius. Tuos saugo, o vyrai labiau ir žymiai daugiau negu Lietuvos ir šiaip Europos vidurkis žmonių. Vidurkis būna apie 70%, o čia būna vyram apie 50%. Lietuvos policininkai, nežinau, turbūt taip ir reikia, jie elgiasi pagal taisyklės ir gelbėja
4 tai priima labiau utilitarinius sprendimus. Šiaip žmonės nėra linkę. Šiaip šitas yra testas, sako, kad žmogus esi racionalus, nepasiduodi emocijom, jeigu tau reikia gelbėti 10 dėl 1, tu išgelbėjai. Nežinau, aš jūsų tas taisyklės, kaip reikia, greičiausiai taip reiktų daryti, turbūt greičiausiai, bet tokie visokie įdomiausi sprendimai. Einu į pabaigą ir rodau dabar mūsų regresinę analizę ir labai greitai bus galima suprasti, kokie rodikliai labiausiai įtakoja policininkų stresą darbe, didelį stresą. Čia išjuodinau, visiškai labai paprastas. Pirmiausiai lytis. Lytis, jeigu esi moteris, turi šansą patirti didesnį stresą. Suprantat. Nieko nepadarysi. Toliau einam, kas yra išsilavinimas. Jeigu esi labiau išsilavinęs, gal stresą didesnį patirsi. Toliau, jeigu turi didesnį darbą patirtį, bet iš mūsų Lietuvos, irgi daugiau patirsi stresą. Matot, didesnį darbą patirtį. Didesnį darbo patirtį. Jeigu dabar persivalgai dažniau, patirsi didesnį stresą. Jeigu mažiau miegi, labai reikšmingas rodiklis, mažai miegi, šansas patirti iš karto didesnį stresą. Miegas labai svarbus. Einam toliau. Jeigu ilgai užsisėdi darbe per dieną daug, ir šansas patirti stresą. Jeigu mažai judi vigoriaus, matot šito, didelio intensyvumo irgi milžiniškas šansas patirti stresą. Norint, kad mažesnis stresas būtų, reikia ką? Daugiau judėti didelio intensyvumo, mažiau sėdėti, pilnai įsimiegoti, nepersivalgyti, kūno masės indeksą prižiūrėti ir būti vyru. Būt vyru, rodo statistika. Aišku, kas toliau? O toliau mes šnekam, paskaitas ilgas, norint ilgiau gyventi, norint sveikiau gyventi, neužtenka vien judėti, reikia sveikos mitybos, reikia retkarčiais pabadaut, reikia gliukozę valdyti, reikia kraujospūdį ir miegoti, ir stresą, ir jogą, ir pirtis, ir mąstymą treniruoti. Yra daug veiksnių, norint įtakoti sveikatą. Ne vien tik tai apie tuos, kuriuos aš čia pašnekėjau. Žymiai yra daugiau veiksnių. Ir paskutinis dirbtinio intelekto yra, kuris geresnis policininkas. Ar tas, kuris labai stiprus raumeningas, bet bailys. Ar tas, kuris neraumeningas, bet drąsus, su gera moralė, ryžtingas. Su gera galva. Na, toks klausimas, aš ko gero rinkčiau šitą. Viena raumenį savaime nieko nereiškia. Galva, emocijos valdyti, protą valdyti yra pagrindiniai dalykai. Jeigu tas nevaldo, tavo raumenys nieko nepadės. Reikia valdyti gerai save. Ačiū už dėmesį ir gero darbo.